Tai va, profsąjungos pradžioje pradėjo kaip mažos organizacijos nuo savo veiklos viduje, mažose įmonėse, dideliuose, bet tai buvo vietiniai. Patys žmonės kūrė, patys administravimo, viskas vyko vietoje. Bet vystantis pramoniai, stambėjo ir pačios profsąjungos. Atsirado įvairūs iš tikrųjų biurokratiniai aparatai, viskas logiška. Ir kai didėja įmonių skaičius, kuriem atstovauja, visą laiką atsiranda tas dalykas, kai pradeda derinti interesus. Nu, sako, to paliksim 5 žmonės dirbti, bet iš tos įmonės atimkit, nesikiškite, kai reikės dėrėtis dėl atlyginimų, mes jiems nekelsime. Nu, kada pradeda sverti, jau prasideda tos tokios dėrybos, kai aparatas pradeda spręsti, ko reikia žmonėms. Įmonės suskaldytos yra, suskaidytos ir išdalintos, išmėlytos į visas pusės ir vienoje vietoje dirba mažai žmonių palyginus. Anksčiau, kai būdavo tokios grupės didelio žmonių, susiorganizuoti būdavo paprasčiau ir paprasčiau veikti kartu. Profesinės sąjungos bandė prisitaikyti ir veikti kitokiom sąlygom ir, nu jau, kadangi yra institucija, yra biurokratinis aparatas, yra viskas, žmonių mažėja, bet reikia kažkaip tai pasistengti išlaikyti ir būti savo naudingas. Tai atsirado įvairių paslaugų siūlymai. Kelionės draudimai, kreditinės kortelės ir taip toliau. Ir dabar tokie variantai yra bandomi ir daromi, įvairios paslaugos siūlomos, čia gausi nuolaidų kortelės, visą kitą, tik tai būk mūsų narių. Kodėl to reikia būti profsąjungos nariu? Ko tu gausi nuolaidų kortelės? Nu, vienas iš privalumų, pagrindinių. Taip, nu kaip išlaikyti narystę? Tai yra, žmogaus profsąjunga tampa paslaugų tiekėjų. Čia tokia ryškiausia pavyzdžiai, aš turiu iš Kaliningrado Vičiūnų grupės įmonė Vičiai. Ten jie renka nario mokestį iki 7%. Tai pas mus Lietuvoje yra 1%, jau sako daug žmonės. Jie renka iki 7%, bet žmogus gali pasirinkti, kiek mokėti. Priklausomai nuo tavo mokesčio, tu gausi paslaugų paketą. Tavo mašiną apdraus, tave į darbą nuverš, tu gausi dar kažką, tai pasirinki pats, kiek mokėsi, tau profsąjunga tai suteikia. Tai ta profsąjunga jau tapo, parduoda paprasčiausiai. Tu ateini, gauni nuolaidų kortelės, visą kitą, susimoki, visą kitą. Tada kyla klausimas, o kam reikalinga tokia profsąjunga? Ar ne geriau mums tada susikurti bet kokią asociaciją, visą kitą, ir savo nariams dalinamės visokios nuolaidas, visą kitą. Tai profsąjungos nuėjo šitų kelių ir iš tikrųjų tai labai ryškiai matoma Lietuvoje ir daug kur. Tai yra patogu. Visi yra užimti, visi dirba, nariai patenkinti, gauna nuolaidas. Kažkur tai profsąjunga yra įmonė, darbdavys vien to fakto bijo. Užtenka to, iš tikrųjų užtenka. Bet realiai, ar egzistuoja tie du žodžiai? Kolektyvinė jėga ir gerina. Raktiniai žodžiai, kurie iš tikrųjų leis atpažinti, kas tai yra profsąjunga ir kas yra profsąjunga kaip institucija. Įstatymas suteikia daug privilegijų būnant profsąjungoje jau pagal įstatymą ir tai yra jiems patogu. Aš manau, tai buvo vienas iš blogesnių dalykų, kas atsitiko su profsąjungom, kad jis gavo profsąjungų įstatymą. Bet šitie dalykai, kaip ir patys pastebite, neveikia. Iš tikrųjų, žmonės anksčiau ir vėliau supranta, koks tikslas man tada mokėti nario mokestį, būti kažkokia organizacija, jeigu aš gausiu tik tai nuolaidų kortelę ir visą kitą. Žmonės nekvailai, jau suprantame, kad tai organizacija neskirta nuolaidų dalinimui. Tu gali kažkiek tai laiko galima taip daryti, ypač kai jeigu įsikuria ir išlieka, kažkas būna, ir po to dar plius gauni, tai čia jau tai nieko. Jeigu naujas žmogus ateina į tokią organizaciją, kuri tik tai belikia iš profsąjungos, tik tai kas plius, mes tau duosim nuolaidą. Anksčiau ir vėliau jisai pradeda suprasti, kad jinai iš tikrųjų realiai nėra profsąjunga. Ir narystė mažėja, tai yra logiška. Atsirado naujas požiūris iš tikrųjų į profsąjungą. Nežinau, ar tai naujas, aš tai sakau, kad yra grįžimas į pagrindus, su tai, kas yra profsąjunga savo prigimtim. Anksčiau ir vėliau žmonės vis tiek, kurie yra, kurie jungiasi, jie supranta tai. Amerikoje tai ryškiai pasireiškia, Amerikoje yra gana griežtai su profsąjungom, tenais galbūt ir gerai yra, jie yra priversti dirbti. Amerikoje darbdavys nepripažįsta profsąjungos, jeigu ten neturi 50% narystės. Su juo nesišnekam.
ateisi, Lietuvoje įkūrė 3 žmonės pagal įstatymą privalo su tavim kalbėtis, dėrėtis. Ten, jeigu neturi 50%, negali sustabdyti gamybos, su tavim nesišneka. Tai jie buvo priversti keisti savo požiūrį visus tos dalykus ir pradėti dirbti šiek tiek kitaip. Tai aš galvoju, kad tai nėra kitaip, bet tai yra grįžimas į tai, iš ko prasidėjo profesinės sąjungos ir kaip jos atsirado. Tai buvo grįžimas iš tikrųjų prie tų problemų, kurios yra aktualios žmonėm, nes pagrindas yra, kodėl žmogus jungiasi, tai yra jo problema. Pagrindas yra, kad jo problemos turi būti sprendžiamas. Mes neturime čia gelbėti viso pasaulio. Kaip čia žydai turi patarlę tokį, jeigu išgelbėsi žmogų, išgelbėsi pasaulio. Ne? Tai aš manau, reikia tokio principo. Tai žmogus tam ir ateina į profsąjungą. Toksai modelis šiuo metu po truputį populiarėja, iš tikrųjų tos profsąjungos, kurios pradeda taikyti šitokį arba grįžta prie šaknų, kas yra profsąjungos, turi gerus rezultatus, ypač narystės augime. Mes šitą savo maistininkų profsąjungą pradėjom taikyti nuo sausio mėnesio šiais metais. Tai vien Philip Morris yra daugiau kaip 10% narystės prieaugis. Tik tai pradėjus galvoti apie tai, kas tai yra profsąjunga ir pakeitus savo požiūrį į tai. Neužsiimant netgi didelių to darbų ir nieko nedaro. Kitos įmonės iš viso fantastinius skaičius. Siūlau iš darbotvarkės išbraukti klausimą LŠDPS įstatų papildymų ir pataisų svarstymas ir priėmimas. Ne dėl to, kaip Andrius sako, greičiau grįžtumėm namo su vaikučiais rogutėm pačiužinėtum. Dėl kitų priežasčių. Manau, yra tam gan svarių priežasčių. Pirma priežastis. Dar daug siūlymų teiktų susivienimų taip ir liko nesvarstyta. Antra svarbi priežastis, kad esminiais, principiniais klausimais taip ir nepavyko mums pasiekti susitarimo. Dabar pats šitas pateiktas projektas, tiek jo rengimo procesas įnešė daugiau susipriešinimo, susiskaldimo, netgi dar daugiau. Toliau vyko tas ir skilimas, kaip žinot, Vilniaus miesto susivienimo nebeliko, taigi sutarimo reikia didesnio prieš teikiant projektą. Na ir tokių įstatų priėmimas, mano manimu, būtų trukdys vienijimusi ir tolimesnei profsąjunginei integracijai. Taigi siūlau suvažiavime šio klausimų nesvarstyti, atidėti kitam, tapti kolektyvinė jėga, kuri gerina žmonių darbo sąlygas ir gyvenimą. 4 profsąjungos eina šalia vienas kito, palaikydami. Iš esmės tai kalbama apie tai, kad profsąjungos grįžtų į pagrindus ir sprendimus, kaip ir buvo pradžioje turi priiminėti žmonės, bet ne profsąjungų įvairiausias problemas. Visai nesenai, gruodžio 1 dieną, mes irgi buvom susirinkę į savo pasirinkimą. Sąlyginai aš tokias profsąjungas vaidinu veikiančias profsąjungas. Sprendėm problemas. Nežinau, gal gyvom reikėtų vadinti. Be abejo, visi nariai labai pasidžiaugė. Pagaliau. Pagrindas yra, kad nariai dalyvauja profesiniai sąjungai. Nariai yra profesinė sąjunga. Man pagrindinis dalykas. Kas yra profesinė sąjunga? Pirmiausia, noriu padėkoti. Ką man atsako žmonės, kai šitą paklausų, koks išrinksimo, kas yra profesinė sąjunga? Žinot? Kuris Netylė. Kiek čia jūs tikite? Pirminį. Medžiaga. Paklysti. Mes esam profsąjunga. Bet Raidė, tai, kai tarptautinėse diskusijose yra pasakyti, buvo toks, nežinau, neprisimenu, kuriam čia internetiniam portalė parašyta, kad geriausiai veikianti profesinė sąjunga Klaipėdoje yra Raimundas Tamošauskas. Tai va, aš labai mėgstu šitą. Tu mėgsti tą sakyti, aš jį visą laiką prisimenu ir aš noriu, kad iš tikrųjų tai numirtų. Kai žmonės sakys, kas yra geriausia veikianti profesinė sąjunga Klaipėdoje, pasakytų mes. Kai atėjom, susiorganizavom ir atsistojom su plakatais, kai jūs tapot kolektyvinė, jeigu jūs jau tapot profsąjungą. Ne tada, kai užregistravote kažką. Na, kur skirtumas yra. Žmonėm labai paprastai tai paaiškinti, kai jie yra paragavę šitos dalykus. Kas gerai pas mus Lietuvoje, iš tikrųjų, po
nepriklausomybės daug profsąjungų Arba tu atsirado nuo nulio, ir su jais yra paprastai kalbėti su tais, kurie prisimena pačias pradžias ir kaip organizavosi ir kaip kūrėsi. Tos pavyzdžius pasakai, viskas aišku. Tai nėra institucijos reikalas. Sakau, man didžiausias yra žmonės pasako. Aš džiaugčiaus, kad tai ateityje. Nesako, tai yra institucija, savarankiška kažkokia organizacija. Kad mes būtumėm kartu. Mes atėjom tą lygį, dabartinį lygį, tarp 4 profsąjungų, nacionalinio. Logiška, jeigu žmogus sako, aš esu profsąjungai, jis dalyvauja. Tačiau mes dar tos vienybės ir solidarumo, tas, kas reikalinga. Turi savo programą. Jau žmonės sprendžia, ką profsąjunga turi. Pilno. Mums reikalingas dar kitas formatas. Pasako, šiandien darysime. Ir aš manau, kad grupiniai tikslai ir veiksmai. Vadovai ir jūs kartu eidami galbūt atrasti kitą formatą, kad būtų pasiekimai. Aš turiu pasakyti, kad dabartiniai pasiekimai yra stebėtini. Tada galim kartu susėsti, pagalvoti, kokiais metodais jie spręs. Nes ne viskas iki žmonių nueina ir turiu omeny iki pedagogų. Čia patinka man tuo atveju vienas toks padaryti. Kolegos, iš Baltarusijos vienas žurnalistas, profsąjungose dirbęs yra dabar padeda profsąjungom Ukrainoje ir Rusijoje organizuotis. Tai irgi pasakoja. Pats sako, kviečia mane iš vienos įmonės patieks organizuoti streiką. Atkreipiu dėmesį, Padaryti. kad pranešimas bus skaitomas nuo koordinacijos. Mes sako, brandėlis, pristatomas. ką darysit jūs patys, jeigu reikia, mes jums padėsim organizuoti. Visus tos Kitą atveju mūsų čia nebus. Mūsų tikslas. Tai man patinka toks požiūris, iš tikrųjų taip ir yra. Bet tai sprendžiama paprasčiausias dalykas. Kai tu suprasi, kad esi profsąjunga, tada tau tik reikalinga pagalba, kad pradėsi organizuoti. Įsipareigojimai, aš kalbu tie, kurie yra naudingiausi mūsų pedagogams, žmonės nelaukia. įgyvendinti su Ko profsąjunga nematė, kas čia buvo, kodėl mumis skriaudžia. Reaguoja. Kaip išėjo, taip išėjo. Ambicijos kartais yra. Ir profsąjunga tokio įmonėje tampa stipriai, ir žmonės iš tikrųjų žino. Tiek to, kad tas lieka Svarbiausia, kad žino tos žmonės, kurie yra aktyvūs, per kuriuos reikia veikti. Dabar Šiandien nedaugiausiai. Žinau, Romas Kolonis sėdi kažkur, tai paskambinsit. 6 metai išvakarės. O kas mokykloje yra? Kai mes pradedam išmauti, tai išmauti. Ne, nu čia kaip pavyzdys. Nu, kad įsivaizduotumėt. Nekelia, jie galvoja, kad mes nusiraminsim. Mes nenusiraminam. Turėtų būti. Tai aš kažką visą laiką ir sakau, kad iš tiesų profsąjunga turi sprendyti. Toliau kada? Mes turime atvirkštį mechanizmą, kad profsąjungos funkcionieriai leidžia savo požiūrį į profsąjungą. Iš tikrųjų jų paskirtis buvo padėti suvaldyti situaciją, kai daugėja žmonių profsąjungų. Čia yra logiška. Kai mūsų yra daugiau negu 10, negu 100, reikia, kad kažkas apsimtų organizuoti darbą. Nes negalėjau nusileisti. Nu čia jau taip, kažkas padėtų. Čia yra viskas logiška, bet kuriai organizacijai to reikia. Čia su laiku visos tos struktūros patampa savarankiškais organizmais. Čia yra biurokratizmo principas. Bet koks biurokratas visą laiką pasidarys tiek darbo, kad nespėtų nespėtų rimtis. Nes pats profsąjungos ir visais tai galioja, tuo labiau, kad profsąjungos tapo šis niekam nepasikeitė. Aparatas pradeda dirbti savo ir tada jam iš tikrųjų nariai nebereikalingi pasidaro. Čia ką padarė Lietuvoje, du buvo tokie auksiniai žingsniai mūsų valdžios. Pagravimų pirmas buvo, kai atidavė turtą valdyti profsąjungom ir dalinti. Čia Algirdas gali papasakoti, kiek metų dalinamės. Iki šiol dar nebaigė dalinti, 20 su visų metų profsąjungos, tiksliau, biurokratinis aparatas profsąjungų buvo užsiėmęs tom, kad dalinosi. Net ministerija. Kur tada? Iš jau išsilaikyti gali, bet dabar yra likučių, nespėjo išpaduoti visų, dar gyvena kai kurie iš to turto. Nebereikia nieko. Genialus Landsbergio įmašė. Mes padėsim profsąjungoms, imti turtą. Kas pastebėjo, kas nepastebėjo. Mano galvoje visą... Dabar atėjo naujas etapas, dabar yra projektai. Ir kaip ten nebūtų buvę, kada įsitikino, turtą pasidalino, dabar visi kada jos niekina. Su jų administravimu, su visų kitų, daugiau niekam laiko tikrai neužtenka, bet aparatas turi darbą, aparatas užsiėmė.
dalyvauja konferencijose, panaudus ataskaitas teikia, visi užsiėmė, profsąjunga dirba. Ministrė Viskas sukirto idealu. priekyje. Ir žinot, įsidirbinėja. Taip. To paties ir negalima, kad profsąjungos lygiai, virš profsąjungos lygiai. Ir dar kartą reikėtų visiems įsiskaityti. Tai buvo 8-ieji metai, kada mes priimam bendrų veiksmų memorandumą. Ir žinot, kaip stebuklingai dabar skaitau aš šitą memorandumą. Jeigu nariai yra aparatas profsąjungos. Ne, viskas svarbu, jūs suprantat, kad tai buvo perinamojo laikotarpiu. Per visą tą laiką, kur buvo šitas dokumentas, mes per visą tą laiką kolegos jų nepažinė. Bent jau vadovai profsąjungos. Mes išlaikėme. Mes nebevykėme. Dabar naujas pasėjimas yra vėl, dabar visi užmiršo, kodėl mes kaip maištininkų profsąjunga praktiškai stengiamės šiuose projektuose nebent kas nors. O norinčius pažeisti. Jeigu turim iš to naudos. Ne dėl to, aš sakau, aš neturiu tam laiko. Aš žinau, ką aš turiu padaryti, kodėl turiu padaryti. Todėl mes nesivėliam šitus projektus ir stengiamės padaryti. Finansiškai mes greičiausiai mūsų suvažiavimas įnešinauja NATO. aparatas Ir biurokratinis. tame suvažiavimuose... Bet ar tai yra blogiau? O aš leidžiu nesutikti. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs į projektą žiūrite kaip į išgyvenimo, kaip į patys, čia yra vienas dalykas. Bet jeigu jūs žiūrite kaip į galimybę, sakykime, vėlgi, atsivežti, sakykime, tą tarptautinę patirtį, diegti čia naujoves, tai yra nauda ir nereikia taip jau... Ne, viskas tvarkoja. Aš suprantu šitą idėją, aš tai sakau, kai pasveri... Ir administruoti gali ne pirmininkai. Darbas aš noriu čia šito vietoje įsiterpti, ačiū labai už jūsų reakciją ir aš noriu tiesiog paprašyti visų truputį sulaikyti svarbius klausimus ir reakciją. Aš greitai baigsiu, nebedaug liko čia. Ja, viskas gerai, aš suprantu. Tai čia yra tie patys vėl dalykai, iš tikrųjų povandeniniai. Buvo iš ko mokytis ir tikrai dėkingas pirmininkui už tas pamokas, kurių, sakykime, gyvenime neįsivaizduoju. Kartais suprantat, ir mes nusivėliam turbūt ir galvom, kodėl mes čia iš vis įsivėliam į tokią veiklą, kuri pasidaro, bet kartais po kiek laiko atsigrėži ir pasižiūri, bet niekur to būtum nepamatęs ir kaip iš tikrųjų viskas vyksta. Tai dėkingas ir manau, kad pagalbos mums tikrai pirmininko reikės ir ilgai mes dar pirmininko vadinsim pirmininką. Dėl programos ir pažadų, tai žinokit, jeigu kalbėčiau, tai pritarčiau ir pirmininkui, kad vargu ar mes patemsim vykdyti kažkokią tai programą, bet manau, kad mūsų pagrindinis tikslas, prioritetas, strategija, uždavinys, aš nežinau, kaip čia įvardinti, visi dalykai tinka, tai yra, man atrodo, ir kurios visa laukia švietimo bendruomenė, tai nebesiskaldimas, bet profsąjungų vienimasis. Ir aš nesuprantu ir nepateisinu kitų profsąjungų, kai jos kyla ir, sakykime, vėl kūrė dar naujas. Tai, sakykime, galbūt mes nepriimti dar kažką. Tai galiu eitų pas kitas priimtinas profsąjungas ir neatsirastų jų daugiau, bet, sakykime, jos konsoliduotųsi ir veiktų kartu. Dabar jų atsiranda dar didesnis skaičius, iš kurio naudos, manau, kad tikrai nebus. Tai va tokia ir mano ta visa programa ir tikslas bandyti mus suartinti kažkaip tai su kitom profsąjungom ir galbūt pavyktų vienytis kažkur.